Sveiki atvykę į Egiptą. Šįkart Egiptas bus ne visai tradicinis kaip daugeliui lietuvių. Jame nepamatysite nei viskas įskaičiuota viešbučių, nei Raudonosios jūros kurortų. Parodysiu, kaip atrodo Egiptas keliaujant bei planuojant viską savarankiškai. Atvykus reikia susimokėti $25 už vizą. Taip pat reikia užpildyti atvykimo kortelę. Egipte toks paprastas dalykas kaip tušinukas jums gali sutaupyti ne tik pinigų, bet ir nervų. Tai jau ta mano minėta atvykimo kortelė dažnai būna pirmas skemas šalyje. Tai yra ypač paplitę Šarm el Šeicho oro uoste. Ten vietiniai teigia, kad tai yra privalomas mokestis, jie užpildo už jūs tas atvykimo korteles ir po to reikalauja pinigų. Vieni prašo $10, kiti 20. Tai žinokit, kas vyksite į Šarm el Šeichą, gal ir kitose oro uostose tai gali pasitaikyti, bet žinokit, kad užsipildykit patys, turėkit tušinuką ir niekam jokių papildomų mokesčių už tai mokėti nereikia. Atskridau į tarptautinį Sfinkso oro uostą, kuris randasi maždaug 45 km nuo Kairo miesto centro. Gera žinia, kad Sfinkso oro uoste yra Uberis. Bloga žinia, kad ne visi vairuotojai sutiks jūs vežti už Uberio kainą ir sakys, kad ta kaina neteisinga, reikia mokėti daugiau. Mano atveju pirmas vairuotojas bandė kabinti makaronus ant ausų, kad reikia papildomai susimokėti už išvažiavimą iš oro uosto bei kelių mokestį pakeliui. Už viską papildomai atsirado $10. Nesivėliau iš to žaidimus ir atšaukiau kelionę, vairuotojas dar bandė dėrėtis mažindamas kainą, bet nutariau ieškoti patikimesnio žmogaus. Antras kartas man jau buvo sėkmingas, kitas vairuotojas priėmė užsakymą. Iškart prieš lipant į mašiną pasakiau, kad nebūtų jokių papildomų mokesčių, vairuotojas tuo sutiko ir mes išvažiavom. Finale 45 minučių bei 45 km kelionė man kainavo €6, kas skamba neįtikėtinai pigiai, bet čia reiktų pažymėti, kad 1 litras benzino Egipte kainuoja apie 30 euro centų, o vidutinis atlyginimas Kaire nesiekia ir €200 per mėnesį. Štai toks kambarys pačiame miesto centre su nuosavu dušu bei tualetu bei įskaičiuotais pusryčiais man kainavo $17 už naktį. Liftas nukelia turbūt kokius 100 metų atgal. Itin senoviškas atrodo. Pažiūrėkit. Va taip va. Tada turi duris susidaryti, kad jį leistų važiuoti. Laiptinė buvo panašiai į statybų aikštelę, o po liftu gyveno benamis. O kas ten žino, gal ir ne benamis, gal nuolatinis namo gyventojas. Dauguma pastatų šiame rajone buvo pastatyti tarp XIX amžiaus pabaigos ir XX amžiaus pradžios, Kairo modernizacijos laikotarpiu, kai miestas buvo pertvarkomas pagal Europos sostinių, pavyzdžiui, Paryžiaus pavyzdį. Ir štai mes pačioje miesto širdyje, Tahrir aikštėje. Pavadinimas Tahrir reiškia laisvę. Aikštė gavo šį vardą po 1952 metų revoliucijos, kai buvo nuversta monarchija ir paskelbta Egipto respublika. Tikriausiai garsiausias įvykis susijęs su Tahrir aikšte yra 2011 metais arabų pavasario metu vykę masiniai protestai prieš prezidentą Mubaraką, kai šimtai tūkstančių žmonių čia susirinko reikalauti laisvės, teisingumo ir valdžios pokyčių. Tai tapo pasauliniu simboliu pilietinio pasipriešinimo ir žmonių galios. Nuo 2019 metų Egipto vyriausybė vykdo didelio masto projektą, siekdama atnaujinti Kairo istorinį centrą, įskaitant Tahriro aikštę. Ši iniciatyva apima pastatų restauravimą, viešųjų erdvių modernizavimą ir infrastruktūros gerinimą, siekiant pritraukti investicijas bei skatinti turizmą. Atvykus nors ir buvo vėlus vakaras, bet skrandis prašėsi maisto, todėl visai šalia aikštės radau libaniečių restoraną.
Kainos Egipte negąsdina, štai čia meniu viskas nurodyta vietinė valiuta ir norint gauti eurus reiktų dalinti maždaug iš 50. Pusryčiai kuklus pakankamai, nėra ko girt, bet jie yra nemokami. Ir žinoma, vaizdas irgi šiek tiek atperka. Kas pasirodė įdomu, tai kaip priparkuotas mašinas, taip pat 2 eilėm. Sakykime, kaip pavyzdys, šitą Toyota norėtų išvažiuoti ir be šansų. Va, kaip parkuojasi vietiniai Kairo centre. Atėjo laikas užkasti, tai atvykau į populiarią kavinę čia. Žmonių daug. Kiekvienam naujam mieste įdomu būna išbandyti metro. Metro man už nugaros. Sprendžiant pagal tai, koks eismas gatvėse, tai manau ir metro bus neliūdna, bet gal kaip nors susitalpinsiu į vagoną. Čia va galima nusipirkti bilietą, duodavo tokį popierinį bilietą, jo kaina 8 svarai, tik tai egiptietiški. Tai vienkartinis bilietas 8 svarai, dalinam grubiai iš 50 ir gauname apie 15 euro centų. Kairo metro tai pirmasis ir kol kas vienintelis pilnavertis metro tinklas Afrikoje. Metro pradėjo veikti 1987 metais, šiuo metu veikia 3 linijos, kurių bendras plotas siekia 100 km. Kiekvieną dieną Kairo metro pravažiuoja tarp 3 bei 4 milijonų žmonių. Kai kurie vagonai pažymėti kaip tik moterims, siekiant užtikrinti didesnį komfortą bei saugumą. Egiptas daug investuoja į metro plėtrą, planuojamos 4., 5. ir 6. linijos, kurios dar labiau sujungs centrą su priemiesčiais. Palikus miesto centrą padaugėja chaoso, atsiranda daugiau šiukšlių, kai kurie pastatai aplamai atrodo avarinės būklės, žodžiu, toks tikras Kairas prasideda. Prieinu senąją miesto dalį, jinai aptverta yra štai tokia gynybinė siena, kaip tvirtovė. Pasižiūrėjus į vietinių namus, vaizdas toks, kad kai kurie jau, sakyčiau, avarinės būklės atrodo. Jau daug gyvenimo matė. Čia matote vienus iš 3 išlikusių vartų į Kairo senamiestį. Būtent šitie randasi šiaurinėje senamiesčio dalyje. Įėjus pro vartus mus pasitinka tipinis senamiesčio vaizdas.
akmenimis grįstos gatvės. Kairėje pusėje yra mečetė, į kurią netrukus aš ir užeisiu. Atėjau į vieną iš mečečių senamiestyje. Kaire skaičiuojama virš 1000 mečečių ir miestas dažnai net vadinamas 1000 minaretų miestu. Senamiestį nutariau atsigavinti mango kokteilių. 45 vietiniai svarai. Tai šita gatvė, kurią matote priešais, yra viena iš seniausių miesto gatvių. Jinai, nežinau, tęsiasi turbūt gerokai virš kilometro. Visur prekyba, kavinės, restoranai, gatvės maistas. Štai kokios įspūdingos mečetės. Vienoje pusėje tokia, kitoj pusėje atrodo dar įspūdingesnė. Žodžiu, daug tų mečečių yra šitam senamiestį. Čia va gatvėje pardavinėja arbatą. 10 vietinių pinigų, juoda arbata su žolelėm. Viena iš įspūdingiausių mečečių Kaire, Al-Ašaro mečetė, įkurta 970 metais ir yra viena seniausių ir įtakingiausių islamo centrų pasaulyje. Iš pradžių ji buvo šiitų mečetė valdant Fatimidams, tačiau vėliau tapo svarbiu sunitų institucijos centru. Mečetė įsivystė į Al-Ašaro universitetą, seniausia nuolat veikianti universitetą pasaulyje, siūlanti tiek religinės, tiek modernės studijas. Jame yra islamo mokslo, teisės ir kalbotyros centras. Architektūriškai jis sujungia Fatimidų, Mamlukų ir Osmanų stilių, turi 5 minaretus ir didelį marmurinį kiemą. Al-Ašaras atlieka svarbų vaidmenį islamo mokyme, leidžia fatvas, tai yra religinius sprendimus, skatina vidutinį islamo aiškinimą ir darė įtaką Egipto istorijai. Šiandien mečetė išlieka vis dar aktyvi maldos ir mokymosi vieta. Ir Egiptas turi tuktukus. Va, kokios transporto priemonės. Ir tokios. Ir tokios.
Nuduso mūsų tuktukas vidury kelio. Kuras gal baigęs, nežinau. Tik įsėdus į tuktuką toks dežavų jausmas, lyg tai būčiau grįžęs į Indiją. Kažkaip tuktukai man grinai su Indija asocijuojasi, nors aišku, jie yra ir daugelį kitų šalių, net teko ir Pietų Amerikoje su tuktuku važiuoti, tai va, ir Egipte jie yra, bet kažkaip pirma šalis, kuri krenta į galvą išgirdus žodį tuktukas, iškart Indija. Atvykau į vieną iš miesto parkų, panašu, kad reiks susimokėti, bet dar nesupratau kiek, 40 ar 50, bet neesmė. Bilietas į parką kainuoja 40 vietinių pinigų. Nu visai smagiai parkas atrodo. Už tokį negaila ir susimokėti. Švaru, tvarkinga, gražu. Investavo šiek tiek į infrastruktūrą. Kaip dažnai būna su gatvės pavežėjais, tai nuotykio neišvengiama. Taip ir šį kartą prieš važiuojant sutarėm kainą 50 vietinių pinigų, kas būtų grubiai apie $1. Važiavau 2,5–3 km, taip plius minus, ir turėjo kelionę užtrukti apie 10 minučių, bet žodžiu važiavom ratais kvadratais, užtrukom apie 20 minučių ir pasiekus kelionės tikslą jau vairuotoją nebetenkino tas 50 svarų. Jisai kažką ten bandė arabiškai sakyti, kad čia važiavom aplinkui, dar kažką, kad ten kažkas lyg tai buvo uždaryta, bent jau aš taip supratau iš jo tau visos kalbos, tiek kūno, tiek žodinės, bet dėja, nepavyko jam kažko daugiau įsireikalauti. Taip, kad smagu buvo vieną kartą pravažiuoti tuktuku, prisiminti kitas šalis, kuriuose teko jį naudoti, bet visgi išvada lieka tokia, vis tiek yra visada patogiausia ir geriausia programėlės. Ten ir kaina aiški ir jokių kitokių nesusipratimų tada jau nebebūna. Google ieškojus geriausias vietas saulėlydžiui Kaire, būtent man išmetė šitą parką ir rodos, kad ne veltui. Saulėlydis čia tikrai turėtų būti gražus. Ir ten daugmaž toj vietoj, kur saulė, žemiau saulės matosi tas visas senamiestis, tiksliau jo fragmentai, ten kai kurie iš tų bokštų, kur aš buvau ne per seniausiai. Tai va čia netaip toli ir randasi nuo to senojo miesto. Čia visas parko planas, jisai yra nemažas pakankamai, yra net ir kelios kavinės, ežeras yra, palmių promenada. Žodžiu, veiklos tikrai yra čia. Čia šitas parkas labai populiarus tarp jaunavedžių, bevaikštant jau kokias bent jau 4-5 jaunųjų poras pamačiau. Visur vyksta fotosesijos.